Va, gal ateik į kairę. Sveiki. Be nakvynį, tik užsiregistruoti, tiesiog važiuoju. Ok. Iki kupolo, ok, aš. Man pasigirdo, tai tada į kubilą. Nežinom nieko. Aš žinau, tipo, chill riding, pradžioje nepersistengti. Pradžioje nespaus labai stipriai. Šitą Nes vis sakiau. tiek 8 kilų čia minsa, tai reikia biškai pataupyti jėgas ant galo. Ar visi labai Ne, pikti? visi draugiški. Ne, Nes mes važiuosim, tai tikrai lėčiau nei jau ten. Žinau, su... jo, čia daug visokių pro prisirinkti. 100 video. Už visus. Jūs visi 3 startiniai numeriai išsidalina, dar viskas įtvarkus pavardės. Čia galima dar Pirmas kartas. Pirmas kartas ir dviratis gal yra kita. Nu, atsakyk. Nei gravelis, nei plentas, tiesiog. Tiesiog civilinis dviratis. Su kuo važiuosi? Su graveliu? Su fitnesu. startas numeris taip dėti, būtent kaip parodyti. Ne, fitneso. Irgi fitnes? Jo, fitnes klasė. Jie tikrai lavonai, sveikinu. Taip. Va čia yra statementas. Nu. Galvoju, žiūriu, taip, aš ir dabar testuoju žemėlapį. Atvažiuoja Bianchis į savo startą. Naujausias modelis. Žinokit, vis tokios didelės varžybos, ne? Ir nei vienas tokio dviračio neturi. Čia iš tiesų pasiekimas, o kur radot, kur pirkat? Čia tiesiai iš gamintojo. Tiesiai iš gamintojo rankų. Kas tam užsakymas? Matom išgraviruotą, va kaip gražiai. Vietoj gėliukų hematogeno kilogramas. Galima pasižiūrėti dar, va. Dar hematogeno. Ir dar hematogeno. Ir čia jau tokie, žinai. Visi jau fotkame čia visi. Jo. Pasidžiauk. Sveiki, neogravelistai! Neogravelistai galvoja apie praeitį iš ateities perspektyvos. Aplodismentais paskutinė merginų grupė! Tai dabar mes varysim. Įspūdingai, gertuvė, tiesiog Neptūno batalija. Let's go! Va čia tai važiuoja! Rapper, šikėtai! Tai va, Bianchis važiuoja, jau po truputį temsta, dar kažkiek jėgų yra, vyrai va puikiai dirba aplinkui, labai smagus eventas iš tikrųjų, toks pirmo asmenių pasižiūrėti, kaip vyksta tokios varžybos, super. Ir toksai šiaip įdomus jausmelis važiuoti tokiais keliais pavakarę. Super. Nu vat. Liko 26 kilai, bet Goda galvoja, kad liko koks 10. Tai spiritams palaikyti. Nesakiau. Tai vat. Važiuojam jau tamsu, pizdakoji šiaip realiai. Tirpsta po truputį. Ir dėkui Dievui už šitą kelią, kuris plus minus lengvas yra. Nes šiaip tai šakės buvo kokių challenge
Ypatingai šitom plonom padangom. Ir ačiū Dievui, kad nenukrito lempa. Vis dar, dar gali nukristi. Per anksti nešnekėkim. Jo. Šau, koks vaizdas. Blemba dar, žinai, tas painos trečias galėtų būti ir sunkesnis čia, žinai, dar pasisekė šį. Not too bad. Bijančis kol kas veikia, vis dar veikia. Keliui liko, nežinau, 5%. Jo. Ten tai visai, tam visam mechanizmui, ten pizė, ne vien keliui. Bijančis 10 out of 10. Realiai, tipo, tikslas buvo pasiektas, per mikrofą buvo paminėtas šitas puikus dviratis. O vyrai tuo tarpu dirba. Dirba. Gana epiškai atrodo viskas, iš tikrųjų, tie mirksiukai. Primena stalkerį iš tikrųjų truputėlį. Ten irgi, žinai, būdavo toksai, kad išeini naktį, misijas vykdyti. Šiaip momentai čia buvo žiauriai gražu, tiesiog varai kažkokiais laukais. Už mūsų nelabai likti žmonių. Bet aš nežinau, ar teisingai važiuoju. Teisingai, ačiū Dievui. Sakom, likusiu. To be honest, 13 tram 4. Tai čia grinai kaip iki jūros ir atgal. Jau šį kartą jau nepi suprato. 7 kilų buvo. Irgi, tai čia buvo iki jūros ir atgal. Bet žiūrint iki kokios jūros. Tam iš tikrųjų aš pabaigiau visą vandenį, žiauriai noriu gerti. 12,96. Kas? Atsargiai važiuokit, blėt, turi nesiperkuoti. Pakliuvo į kadrą šitas bičas. Taip, naujausias Bijančio raportas. 11,79. Panašu, kad finišas bus pasiektas. Jau gal net ir šviesos matosi. Šviesos matosi tenai, kur vyksta vakarėlis. O tuo tarpu, ir mano sesė puikiai mina į priekį. Su irgi išskirtiniu dviračiu. Tai va. Čia dar mus vis atranda kas paryti. Kažkaip vis pavėja. Turbūt 18 km per valandą nesudėtinga priekti. Blemba, jau vaibelis geras. Taip. Liko 840 metrų, šiaip visiškoje agonija ir skausme. Realiai kažkaip galbūt atvažiuosime finišą. 7 PM jau. Jau girdžiu muziką. Važiuojam. Bet iš paskutiniųjų visiškai. Dievui, kad čia dar tokia nuokalnė. Tai jėgų daug kaip ir nereikia. Filmavimas iš tikrųjų yra mano visiškas išsikrovimas. Nes viena ranka biški sudėtinga. Štai paskutinis posūkis. Ką tik pervažiavau per belekokį metalą. Neįtikėtina, kad nesprogo niekas. 120 metrų liko. Here we go. Woo!
Eik tu savo. Nu ką, fokin atvažiavom. Paprašau.